Sveiki visi, na kaipgi manote, kurgi mes čia atvykom? Kokį sekmadienio popietę nusprendėme praleisti Klaipėdos tikėjomės, kad bus mažiau žmonių. Nepatikėsite, radome kur pasakyti mašiną. Keliaujame Europoje. Ir galvojame valgyti. Ką? Žiūrėti, kągi valgė. Bandysime pasižiūrėti ir išsirinkti. Sėdom antrą aukštą. Ten tos durelės parsėjai. Matytume Akropolio ledą. Šalia mūsų Manami restoranas. Dabar kai šuolys bus lidus ledas. Čia matome netgi ledo ritulio varžybos. Na ir štai. Oh my god, kaip atrodo. Bet aš pasakiau iš karto, kad aš jau noriu valgyti. Pavalgę, nukeliavom į parduotuvę, žvalgyti. Tikrai galima rasti įdomių, fainų lekučių, prieinamą kainą. Pasižiūrėjome. Beje, jau valentienai Tigeris turi prekių. Na, pasivalgėme. Tik nieko čia. Pertrauka kažkam žiūrėk užsidaro. Pasimti domino gyvūnėlį. Mes turim namuose akvarelį. 15 eurų. Tai kažkaip reikės įtilpti. Prekių pasiūla tikrai nemaža. Taigi sunku išsirinkti. Na, mama dar pažadėjo kiekvienai pridėti po 5 eurus. Tai iš viso turi mergaitė 25 eurus, už kuriuos turi išsirinkti. Lyg ir buvo jau išsirinkusios po išimo blanknotą minkštą žaisliuką. Bet kažkaip paskui pakeitė nuomonę ir bandė susirinkti kitas prekes. Taigi ima driežą, žuvytę, 2 žaisliukus, flomasterius, liniuotę ir blanknotą. Viskas kainavo 24 eurus, taigi... Na, o dabar, kaip manote, kur mes keliaujame toliau? Ogi į Akropolio ledą. Turim 2 kuponus. Na, prie gaičių jungiuosi aš. Tai keliaujame, užsidedame
mergaitės apsižiūrėjo, tikrai didelė gausa žaislų ir kitų prekių vaikams. Na, bet niekas labai nesudomino, išskyrus vieną žaislą, kurį pamatėme prie kasų. Buvo išpardavimas, šita baidyklė mus labai prajuokino ir tikrai nusprendėme nusipirkti. Užėjome dar į XS žaislus. Čia Fausta nusipirko Hario Poterio mergaitę, nes ji yra Hario Poterio gerbėja. Dar pasižvalgėme ir grįžome namo. Va, štai kiek visko parsivežėm. Taigi, Pegaso parduotuvės prekės. Beje, šitas driežas labai įdomus, nes keičia spalvą netgi. Šitie minkšti žaisliukai taip pat labai malonus. Na ir ta baidyklė, kuri mus tikrai prajuokino. Ir Hermiona. Štai tokią juokingą baidyklę turėsime dabar savo namuose. Na, o jūs būtinai prenumeruokite mūsų kanalą, jei norite išvysti daugiau video.